Baltųjų rūmų saugumo darbuotoja nušauta mergina vonios kambaryje ir istorija, kuri kelia daug klausimų. Neišėnas Vudas sako, kad jis sausai spaudinėjo savo ginklo gaiduką, spaudė gaiduką tuščiu ginklu, tačiau kulka perėjo per sieną ir nužudė 22 metų Samantha MG. Dabar Vudui pareikšti kaltinimai. Ir mes klausėme ekspertų, ar jo istorija įtikinama. Aš, Anžineta Levi, ir tai Crime Fix. Prieš pradėdama pasakoti apie šią nepaprastai tragišką bylą, noriu papasakoti apie vieną dalyką, kurį pastaruoju metu naudoju ir kuris man labai patinka. Tai programėlė vadinama Upside, kuri grąžina pinigus už kasdienius pirkinius, tokius kaip kuras, maisto prekės ar išsinešimui užsakytas maistas. Štai ką reikia padaryti. Parsisiųskite Upside nemokamai. Pasirenkate pasiūlymą vienoje iš daugiau nei 100 000 vietų ir atsiskaitote taip kaip įprastai, kreditinę kortelę. Tada patvirtinate pirkimą ir štai, gaunate pinigus atgal. Tarkime, man reikia įsipilti kuro. Arba vieną vakarą noriu užsisakyti maisto išsinešimui. Pirmiausia, paieškosiu Upside pasiūlymų. Kai išleisiu pinigus, pinigai atsiras mano programėlėje ir galėsiu juos pervesti tiesiai į savo banko sąskaitą. Dažnai Upside besinaudojantys vartotojai vidutiniškai per metus susigrąžina $254. Kasgi to nemėgsta? Norėdami pradėti susigrąžinti pinigus, spauskite nuorodą aprašyme arba nuskenuokite QR kodą, kurį matote savo ekrane ir naudokite mūsų reklamos kodą Crime Fix, kad gautumėte papildomą 25 centų premiją už kiekvieną pirmosios kuro bako galoną. Neišėnas Vudas yra 25 metai vyras, turintis Baltųjų rūmų saugumo patirties. Tačiau tai jam nepadeda išspręsti teisinių problemų, į kurias jis pateko po to, kai jo mergina mirė jų bute San Franciske. Ir policija teigia, kad Neišėnas ją nušovė ir nužudė. Neišėnui Vudui pareikšti kaltinimai dėl netyčinio nužudymo. 22 metų auka Samantha MG neseniai baigė San Francisko valstybinį universitetą. Kovo 24-ąją buvo beveik 23 val. Vakaro, kai Samantha buvo rasta jų bute su šautine žaizda. Ligoninėje ji mirė. Dabar, pasak šaltinių, kuriuos cituoja San Francisco Chronicle ir San Francisco Standard, Vudas policijai sakė, kad jis sausai spaudinėjo savo ginklo gaiduką. Tai reiškia, kad jis nuspaudė gaiduką manydamas, jog ginklas buvo neužtaisytas. Tačiau tas ginklas iš tikrųjų buvo užtaisytas. Vėliau prie manęs prisijungs ginklų ekspertė, kuri papasakos apie sausą šaudymą ir kaip jį reikėtų atlikti. Ir Steve'as Wolfas parodys jums ir man, kaip reikia naudoti ginklą atliekant sausą šaudymą. Remiantis San Francisco žiniasklaidos šaltiniais, kulka perėjo per sieną ir pataikė į Samantha MG, kuri tuo metu buvo vonios kambaryje. Vudo valstybės paskirta advokatė tai pavadino, cituoju, siaubinga nelaimė. Tačiau štai kas. Neišėnas Vudas dirbo saugumo srityje. Jo LinkedIn puslapyje teigiama, kad jis atliko parengiamuosius darbus kartu su JAV slaptąja tarnyba. Jis priklausė viceprezidentės Kamalos Harris komandai per renginį San Franciske. Taigi, kai žmogus su tokia patirtimi sako, kad nežinojo, jog jo ginklas buvo užtaisytas, kad jis tiesiog treniravosi be šovinių, tai tikrai kelia klausimų. Ar tai tikrai buvo nelaimingas atsitikimas? Ir kaip kulka, iššauta viename kambaryje, gali pereiti per sieną ir nužudyti žmogų kitame kambaryje? Mes paklausime teismo medicinos specialistės, tyriančios mirties aplinkybės. Nes kai kulka pereina per sieną ir nužudo žmogų kitame kambaryje, įrodymai papasakos savo istoriją. Ir ta istorija ne visada sutampa su tuo, ką pasakoja žmogus nuspaudęs gaiduką. Į šiuos klausimus ir gilinsimės. Bet pradėkime nuo to, ką iš tikrųjų žinome. Antradienį, kovo 24-ąją, likus kelioms minutėms iki 11 vakaro, San Francisko policija sureagavo į iškvietimą name 22-ojoje Avenue Sunset rajone. San Francisco policijos departamento duomenimis pareigūnai atvyko ir rado pašautą moterį. Jie bandė ją išgelbėti. Greitosios pagalbos medikai nuvežė ją į ligoninę, tačiau nepaisant visų pastangų, ji mirė. Auka, 22 metų Samantha MG, buvo 2025 metų San Francisko valstijos universiteto absolventė, kur studijavo interjero dizainą ir architektūrą. Pagal jos LinkedIn puslapį, ji dirbo dizaino asistentė interjero dizaino įmonėje Presidio Heights rajone. Samanthos Instagram paskyra atskleidė, kad ji aistringai domėjosi kelionėmis, architektūra ir dizainu, dažnai dalindavosi nuotraukomis iš savo nuotykių, įskaitant kelionę į Yosemite su Neičiūnu Vudu praėjusią vasarą.
Dabar dėl jos mirties kaltinamas 25 metai Nationas Woodas, kuris taip pat yra San Francisko valstijos universiteto absolventas, o kaip praneša San Francisco Standard, draugas patvirtino, kad Woodas ir MG buvo pora. MG Instagram paskyroje matyti jų dviejų nuotraukos kartu, įskaitant 2025 metų įrašą su antrašte. Keliavome, valgėme, pastatėme stalą ir 2025-aisiais tapome tikrai suaugusiaisiais. Taigi tai yra pora, žmonės, kurie gyvena kartu. O kovo 24-osios naktį tame bute kažkas įvyko. Remiantis San Francisco Chronicle ir Standard cituojamais šaltiniais, Woodas policijai sakė, kad laikė savo ginklą. Jis teigia, kad treniravosi be šovinių. Kaip jau minėjau anksčiau, tai yra praktika, kai nuspaudžiamas gaidukas, manydami, kad ginklas yra iškrautas. Dažnai taip treniruojamasi valdyti gaiduką arba susipažįstama su ginklu. Tačiau, pasak Woodo pasakojimo policijai, šis ginklas nebuvo iškrautas. Šovinys iš tikrųjų buvo lizde. Ir kai jis nuspaudė gaiduką, ginklas iššovė. Pasak tų pačių šaltinių, kulka perėjo per sieną, o kitoje sienos pusėje buvo vonios kambarys, kuriame buvo Samantha MG. Kulka pataikė ją ir ji mirė. Dabar pakalbėkime apie tai, kas įvyko per artimiausias valandas ir dienas po įvykio. Pasak San Francisco Standard, kaimynas pranešė matęs kraujuojantį žmogų ant šaligatvio prie Abraomo Lincolno vidurinės mokyklos vartų. Policija šios detalės nepatvirtino, tačiau patvirtinta, kad Woodas liko įvykio vietoje. Jo valstybės paskirtas gynėjas Douglas Welchas teisme pareiškė, cituoju, nuo pat šio įvykio ponas Woodas niekur nėjo ir nieko nedarė, išskyrus bandymą padėti MG. Kai atvyko policija, nuo pradžios iki pabaigos, jis buvo visiškai bendradarbiaujantis ir atviras su jais. Tai buvo penktadienį, kovo 27-ąją, kai Woodas pasirodė teisme, kai jam buvo pareikšti kaltinimai. Pasak Mission Locale, viso proceso metu jis laikė galvą nuleistą, kartais užsidengdamas veidą rankomis. Per tą posėdį Woodo advokatas Douglas Welchas paprašė teismo jį paleisti, teigdamas, kad jis nėra rizikos, kad jis pasislėps ir sakydamas, kad tai atrodo kaip siaubinga nelaimė. Manau, kad ponas Woodas padarys viską, ką gali, kad pasielgtų teisingai. Tačiau apygardos prokuroro padėjėja Alyssa Wong išreiškė susirūpinimą. Ji pažymėjo, kad prieš šaudymą Woodas turėjo išvykti iš San Francisco tarnauti nacionalinėje gvardijoje. Ji teigė, kad dėl to yra rizika, kad jis pasislėps ir teisėjas sutiko. Jis nustatė užstatą $300 000 ir iškėlė sąlygas. Jei Woodas sumokės užstatą, jis privalės dėvėti elektroninę apykoję, atiduoti pasą, atsisakyti visų ginklų ir bet kada leisti atlikti kratą. Jo parengiamasis teismo posėdis numatytas balandžio 9 dieną. Dabar kalbant apie patį kaltinimą, netyčinį nužudymą. Pagal apygardos prokuratūros pateiktus kaltinamuosius dokumentus, Woodas kaltinamas tuo, kad be piktos valios nužudė Samantą. Tai labai svarbu. Pagal Kalifornijos įstatymus, netyčinis nužudymas paprastai reiškia nužudymą, kuris buvo netyčinis, bet įvyko dėl nusikalstamo aplaidumo. Šis kaltinimas numato maksimalę 4 metų laisvės atėmimo bausmę. Woodas Wood kaltinimo nepripažino. Dabar pakalbėkime, kas yra Nationas Woodas, Nation Wood, nes jo biografija čia svarbi. Pagal savo LinkedIn profilį, Woodas save apibūdina kaip, cituoju, nepriklausomą renginių vietų saugumo patarėją. Jo profilyje rašoma, kad jis teikia, cituoju, išorinės konsultacijas dėl renginių vietų saugumo vertinimo renginiams, kuriuose dalyvauja VIP asmenys. Taip pat nurodoma, kad jis turi patirties, cituoju, atliekant vietos apžiūras ir išankstinį koordinavimą kartu su JAV slaptąja tarnyba, dirbant su aukšto rango vyriausybės pareigūnais ir itin turtingais asmenimis. Baltųjų rūmų atstovas spaudai patvirtino San Francisco Chronicle, kad Woodas dirbo Bideno administracijoje. Jo LinkedIn profilyje nurodyta, kad jis ten dirbo nuo 2023 metų lapkričio iki 2025 metų Liepos. Jo profilyje taip pat yra nuotrauka. Jaučia jis šypsosi kartu su tuometine viceprezidente Kamala Harris priešais prezidentinį lėktuvą. Po nuotrauka parašyta. Labai dėkingas, kad turėjau galimybę padėti viceprezidentei jos kelionėje į Apex San Franciske. Taigi, tai žmogus turintis saugumo mokymus, žmogus, kuris dirbo kartu su slaptąja tarnyba, žmogus, kuris, kaip pats sako, supranta apie šaunamosius ginklus, prieigos kontrolę ir judėjimo srautus. Ir vis dėlto, pagal jo paties pareiškimą policijai, jis nuspaudė ginklo gaiduką, nežinodamas, kad jis buvo užtaisytas, būdamas bute, kai jo mergina buvo kitame kambaryje. Taigi dabar grįžtame prie kai kurių tų klausimų.
Kas tiksliai yra gaiduko nuspaudimas tuščiu ginklu ir kaip žmogus su tokia patirtimi, apmokytas saugumo srityje, gali padaryti tokią klaidą? Nes tai, kas įvyko fiziškai, kelia savų klausimų. Kulka iššauta iš vieno kambario, perėjo per sieną ir pataikė į žmogų kitame kambaryje. Ko ieško teismo medicinos specialistas, tyrintis mirties aplinkybės, atvykęs į tokią įvykio vietą? Nes kai atvyko policija, jie rado ne tik moterį su šautinė žaizda. Jie rado butą, kurios siena Turėjo kulkos skylę Džiaudžiai ir istoriją. Turėjo būti sutikrinta. su įrodymais. Taigi, norėdama aptarti šią nepaprastai tragišką bylą, noriu pakviesti Josephą Scottą Morganą. Jis yra teismo ekspertas, tyriantis mirties atvejus. Taip pat jis yra populiaraus tinklalaidės Body Bags vedėjas. Taigi, Josephai, tu buvai vienas iš pirmųjų žmonių, apie kurį pagalvojau, kai perskaičiau apie šią bylą. Nei Šonas Vudas, pasak šaltinių, teisėsaugai teigia, kad tai buvo siaubinga nelaimė, kad jis sausai treniravosi su savo ginklu ir nesuprato, jog jis buvo užtaisytas. Tai, pasak šaltinių, jis per sieną nušovė savo merginą, kai ji buvo jų buto duše. Tai kaip jūs patikrinate, ar tai iš tikrųjų tiesa? Nes mane tiesiog glumina, kad jūs sausai šaudytumėte. Tai yra iš esmės praktikuotumėtės šaudyti neužtaisytų ginklų bute. Taip, ir iš tikrųjų labai sunku, žinote, viską sudėlioti į vieną visumą iš tyrimo perspektyvos. Viena iš dalykų, kurių ieškote, jei turite ginklą, iš kurio buvo šauta. Ir jis iš tikrųjų pereina per tai, ką mes vadiname tarpiniu taikiniu, kuris šiuo atveju būtų siena. Pats sviedinys nebebus savo įprastoje būsenoje. Žinote, kai pagalvojate apie kulką, kuri pereina per paviršių, jūs žinote, kad greičiausiai ji bus kažkiek deformuota. Ir kas dar svarbiau šioje situacijoje, tai faktas, kad ne tik kulka perėjo per sieną ir pataikė į šią jauną moterį, bet be to Anžinete kulka perėjo per sieną, kuri panašu buvo dušo siena ir pataikė į ją. Taigi dabar turite kulką, kuri praeina per gipso kartoną. Gali pataikyti, pavyzdžiui, į sienoje esantį tašelį, o tada turės praeiti per kitą pusę, kuri taip pat gali būti dengta gipso kartonu, ir tada praeiti per dušo kabinos sienelę. Visi yra susipažinę su tomis plastikinėmis sienelėmis, kurios įstatomos, arba galbūt net su tam tikromis plytelėmis. Ši kulka, pats šis sviedinys būtų taip stipriai deformuotas ir kai ta kulka pataikys į kūną, įėjimo žaizda neatrodys taip, kaip paprastai atrodo. Tarkime, pavyzdžiui, jei iššaunate visiškai nepažeistą kulką į žmogaus kūną, kur nėra vadinamojo tarpinio taikinio. Taigi iš šios perspektyvos įėjimo žaizdos fizinė išvaizda autopsijos metu bus gana ryški. Jūs tai pamatysite. Jūs pamatysite, kad kulka iš tikrųjų yra deformuota, gali būti įstrigusi minkštuosiuose audiniuose, net nepalietusi kaulo. Ir jūs pamatysit, kad čia yra dar kažkas. Taigi tai vienas iš būdų, kaip mes į tai pažvelgsime. Kas man vis dar taip stebina, tai kad turėjote žmogų, kuris atrodo buvo kažkoks saugumo darbuotojas Baltuosiuose rūmuose. Dabar tai nereiškia, kad turite puikią sveiką nuovoką, bet turėtumėte žinoti, kaip tinkamai elgtis su ginklu. Taigi, faktas, kad jūs net šaudote ginklą bute, net jei tai darote be šovinių, jūs vis tiek esate bute. Ir taigi jūs nepadarėte to. Manau, jūs nepažiūrėjote į ginklą, kad įsitikintumėte pirmą, jog jis nebuvo užtaisytas. Ir antra, žinote, mes kalbame ir apie kitus dalykus, pavyzdžiui, trajektoriją. Kodėl jūs šaudote ginklą tą kryptimi, kurioje jūsų mergina maudosi duše? Taigi, ar jums kaip mirties tyrėjai trajektorija turės kokios nors reikšmės šiame tyrime? Ar tai ką nors reiškia nustatant ketinimą? Ar tai buvo nelaimingas atsitikimas ar ne? Ar šiuo atveju tai neturi reikšmės? Taip, grįžtant į tuos visus metus, štai senas pavyzdys tau. Pagalvok apie Blade Runner bylą. Vienas iš dalykų, kurie ten buvo, tai buvo tarpinė kliūtis, nes jis šovė per vonios duris. Nežinau, ar prisimenate tai. Ir trajektorija buvo didelė tos bylos dalis.
Žinoma, žinote, reikėjo atsižvelgti į tai, kad jis dėvėjo protezus. Bet be to, taip, tai koks yra geometrinis santykis? Kalbant apie asmenį, kuris traukė gaiduką, jo padėtį aukos atžvilgiu. Ar jie stovėjo? Gerai, ar jie stovėjo, ar jie sėdėjo, ar jis tiesiog buvo prie gretimo virtuvės stalo ir šaudė? Ar jis tiesiog šaudė į sieną taip, ar jis buvo labiau stačioje padėtyje ir šaudė žemyn? Ir tada reikia tai susijęti su tuo, kur yra jos įėjimo žaizda. Vėlgi, tarpinė kliūtis šiuo atveju gali iškreipti duomenis apie trajektoriją. Nes net jei šaudai tiesią liniją, gerai, tu jau sumažinai dalį tos kulkos inercinės energijos, Tačiau ji vis tiek turi pakankamai jėgos, kad kontakto metu suduotų mirtiną smūgį. taigi tai yra labai sudėtinga byla. Man tikrai įdomu, kokius kaltinimus jam šiuo metu pateikė. Nes turiu tau pasakyti, Angete, iš savo patirties, kai tik išgirstu, kad kažkas sako, jog tai buvo atsitiktinis šūvis, nesvarbu ar tai savęs sužalojimas ar sužeistas kitas žmogus, aš tikrai labai kruopščiai peržiūrėsiu šią bylą. Tikriausiai netgi atidžiau nei kitas bylas. Nes tai, kad tu sakai, vien tai, kad jis vartoja terminą sausas šaudimas, reiškia, kad jis yra susipažinęs su ginklais, tiesa? Nes tai nėra terminas, kurį naudoja kiekvienas gatvėje sutiktas žmogus. Ir yra sausojo šaudimo pratimai. Dabar yra įvairiausių technologijų, kurios leidžia niekada nedėti šovinio į ginklą, kad galėtumėte praktikuoti sausąjį šaudimą ir tai galite simuliuoti namuose. Tai tiesiog keista aplinkybių visuma. Ir jie, spėčiau, pateikė jam kaltinimus dar negavę jokių duomenų. Šiuo metu, kalbant apie nusikaltimo vietos rekonstrukciją, nes sunku įsivaizduoti, kad jie tai padarytų taip greitai. Galbūt jie tai padarė, bet prokuratūra jau priėjo prie šios išvados. Jam vis dar pareikšti kaltinimai. Pamatysime, ar iš to išsivystys kas nors daugiau, kalbant apie papildomus kaltinimus šioje byloje. Taip, šiuo metu tai yra netyčinė žmogžudystė, bet tyrimas vis dar vyksta. Ir aš būčiau labai nustebusi, jei jie jau būtų gavę kokių nors patikimų nusikaltimo vietos rekonstrukcijos duomenų. Žinai, pagalvotum, kad jie būtų įdiegę tą 3D dalyką į faraono sistemą. Taip, pasitelkti faraono sistemą vietai nuskenuoti, žinai, jie turėtų būti labai kruopštūs su tuo. O tada galbūt niekada nežinai. Na dabar tai gali būti netyčinė žmogžudystė. Ir kaltinimai visada gali būti sugriežtinti. Dabar aš nesakau, kad iš to gali išaugti daugiau, aš nesakau, kad taip tikrai įvyks, bet tiesiog sakau. Manau, kad čia turi būti atliktas labai, kaip tu sakei, nuodugnus tyrimas. Nes faktai, kuriuos žinome šiuo metu, tiesiog skamba labai beprotiškai. Ir Samantha yra mirusi, o jos šeima nusipelno atsakymų. Josephas Scottas Morganas, labai ačiū Jums. Nėra už ką, Anginete, bet kada. Taigi, jei esate panašiai į mane, tikriausiai stebitės, kaip žmogus, turintis saugumo patirties ir išmanantis ginklus, galėjo šaudyti savo bute, praktikuodamasi su ginklu, kuris pasirodo buvo užtaisytas. Todėl noriu pakviesti ginklų saugos ekspertą Steve'ą Wolfą, kad jis apie tai pakalbėtų. Stevai, žinai, mes daug kartų kalbėjome apie ginklų saugą. Pirmiausia, noriu sužinoti tavo pirmuosius įspūdžius apie šią bylą, nes mane tiesiog stebina, kad žmogus, kuris buvo saugumo darbuotojas, aukštesnio lygio saugumo darbuotojas Baltuosiuose rūmuose, yra savo bute, o tai gana ankšta erdvė. Pavyzdžiui, žinai, pagrindinė sauso šūvio taisyklė yra būti saugioje vietoje, įsitikinti, kad ginklas nėra užtaisytas. Ir jis tai daro tokioje vietoje, kur gali šauti į sieną ar kažką, už kurios yra jo mergina. Na, man tiesiog įdomu, ką tu apie tai manai. Na, paprastai saugi vieta sausam šūviui, arba, kaip aš mėgstu tai vadinti, sausu šūviu iš patikrinto ginklo. Nes pirmas žingsnis yra patikrinimas, ar ginklas iškrautas. Tai tiesiog būtų vieta, kur kiti žmonės tavęs nemato, kad jei jie pažvelgtų pro tavo langą, netrodytų, jog šaudai į kažką ir nereikėtų iškviesti pagalbos tarnybas.
Taigi, bet kokia vieta gali tikti, jei tik tai yra privati vieta. Tačiau, žinoma, pirmas klausimas yra daug svarbesnis. Ginklas nebuvo patikrintas, ar jis iškrautas. O tokio patikrinimo procesas iš tikrųjų yra gana paprastas. Ir kiekvieną kartą, paėmęs ginklą, tu arba patikrini, ar jis iškrautas, arba patikrini, ar jis užtaisytas, nes ruošiesi jį nešiotis arba naudoti. Taigi norėčiau tau parodyti, Anžete, kaip saugiai patikrinti, ar ginklas iškrautas. Ir aš tau parodysiu tai su dviem skirtingais ginklų tipais – revolveriu ir pusiau automatiniu. Ar tau tinka? Taip, man tinka. Manau, kad tai labai svarbu, nes tai yra tai, ką kiekvienas turėtų daryti bet kuriuo metu. Nes taip pat pagrindinė ginklų taisyklė yra tokia. Visi ginklai yra užtaisyti, tiesa? Todėl niekada nenukreipk šaunamojo ginklo į žmogų, net jei manai, kad jis nėra užtaisytas. Teisingai, visi ginklai visada yra užtaisyti. Tai yra pirmoji taisyklė. Todėl nėra jokio pasiteisinimo galvoti, aš maniau, kad jis nebuvo užtaisytas. Jei pats asmeniškai nepatikrinai, ginklas yra užtaisytas. Tai tiesiog jo būsena. Leiskite jums pademonstruoti, kaip atrodo tinkama ginklo iškrovimo procedūra. Pradėsime nuo labai paprasto ginklo. Tai yra revolveris. Kai paimame ginklą, jį laikome už korpuso, už rankenos, ar kaip kas mėgsta tai vadinti, bet laikome už čia. Piršto ant gaiduko nededame. Ir laikote ginklą nukreiptą saugia kryptimi, kur nėra žmonių, bent 5 gipso kartono sluoksnių atstumu. Tiesa? Kitas žingsnis – atidaryti. Būgną čia. Ir kai atidarote būgną, laikote ginklą ant savo kairės rankos. Ir čia matysite, kad viduje yra tikrų šovinių. Tada paimtumėte ginklą ir pakreiptumėte jį aukštyn. Šoviniai iškris. Ir tada čia aktyvuojate ištraukimo strypą. Pabandykime gerai sufokusuoti čia. Pažiūrėkime. Gerai, taigi, kai išstumėte ištraukimo strypą, matote, kad jis išstumtų visus likusius šovinius. Tada vizualiai apžiūrite būgną, pažiūrite per jį ir turėtumėte aiškiai matyti, kad ten nieko nėra. Turėtumėte matyti 6 tuščias kameras arba 5 tuščias kameras, priklausomai nuo ginklo tipo. Ir tuo momentu ginklas yra iškrautas tol, kol jis yra jūsų rankose ir jūsų kontrolėje. O kaip dėl tų šovinių, kuriuos ką tik išpylėme? Na, daugelis žmonių, kai eina į šaudyklą, praktikuojasi užtaisyti savo ginklą, kaip ir turėtų. Tai reiškia, kad jūsų raumenų atmintis jau sako, jog turėtumėte įdėti šovinius į ginklą. Tai tiesiog kažkas, ką esate įpratęs daryti. Paimkite šovinius, kuriuos išėmėte iš ginklo. Perkelk tai į kitą vietą. Padėk tai ant kito stalo, kitame kambaryje. Ir tokiu būdu treniruočių metu nebus tikimybės, kad pasikliausi raumenų atmintimi, kuri liepia užtaisyti ginklą. Taigi dabar turi ir iškrautą ginklą, čia nieko nėra, ir neturi jokios amunicijos kambaryje su savimi. Dabar gal uždaryti būgnelį ir dabar būtų saugu nuspausti šio ginklo gaiduką. Ir tu galėtum praktikuoti vadinamai sausą nuleidimą, kurį nuo šiol visada vadinsiu sausu nuleidimu. Nes pirmiausia, reikia iškrauti ginklą. Ir tu gali praktikuotis čia. O sausas šūvis iš tikrųjų yra labai svarbi dalis, tampant įgudusi naudotis šaunamuoju ginklu. Iš tikrųjų, tu gali tapti įgudusi naudotis šaunamuoju ginklu, jei tik viena iš 7 tavo treniruočių bus su tikrais šoviniais, o likusios 6 bus skirtos sausam nuleidimui. Tačiau kiekvieną kartą, kai tai darai, turi iškrauti ginklą. Anžinete, tu turėjai klausimą? Taip, turiu klausimą. Iš tikrųjų, turiu net kelis. Net jei tas ginklas, tas revolveris yra išvalytas, ar sakytumėte, kad sausas šūvis, kai ginklas išvalytas? Ar vis tiek reikėtų tai daryti tokioje vietoje kaip butas? Na, galbūt ten gyvenate, bet vis tiek, jei kiekvienas ginklas visada laikomas užtaisytų, yra pagrindinė šaunamųjų ginklų taisyklė. Ar vis tiek reikėtų tai daryti bute? Tai saugu daryti bute, jei patikrinai, kad ginklas neužtaisytas.
Taigi, nors taisyklė yra tokia, kad visi ginklai visada yra užtaisyti, jei savo akimis įsitikinai, kad ginklas neužtaisytas, tol, kol jis yra tavo rankose ir tavo kontrolėje, ginklas laikomas neužtaisytų ir santykinai saugiu. Tiesa? Kulka neišaus, nes viduje nėra kulkų. Dabar, jei padedu šį ginklą, kas jis dabar yra? Dabar tai užtaisytas ginklas, nes jis paliko mano rankas ir mano kontrolę. Taigi, kai vėl paimu ginklą į rankas, kiekvieną kartą paėmus ginklą, mes vėl jį patikrinsime. Patikrinsime, ar būgnelio kamerose nieko nėra. Dabar tai vėl patikrintas, neužtaisytas ginklas ir su juo saugu treniruotis sausai. Tai nereiškia, kad galite nukreipti ginklą į žmones. Jokių būdų ne, nes, tiesa, niekada nenukreipkite ginklo į nieką, ko nenorite sunaikinti. Taigi jūs turite žinoti, kas yra priešais jūsų ginklą, bet šis ginklas neiššaus jokio šovinio, nes jame nėra šovinių. Dabar pirmyn. Ir aš manau, kad net jei esate bute, vis tiek nenorite nukreipti jo į ką nors. Kur žmogus gali būti kitoje sienos pusėje, o bute tai būtų labai sudėtinga. Nebent žinote, oi, aš nukreipiu jį į savo miegamąjį ir žinau, kad ten nėra ne vieno. Teisingai. Arba aš nukreipiu jį į plytinę išorinę sieną. Teisingai. Taigi, kitas ginklo tipas, kuris iš tikrųjų yra daug dažniau nešiojamas, yra pusiau automatinis pistoletas. Dar kartą, jei nori atlikti sausą šūvį arba saugiai ištuštinti ginklą namuose, paimu jį neliesdamas gaiduko ir čia paspaudžiu dėtuvės atleidimo mygtuką. Taigi paspausime dėtuvės atleidimo mygtuką ir taip išimsime dėtuvę. Ar tai reiškia, kad šis ginklas dabar yra ištuštintas? Visiškai ne, nes šovinis vis dar gali būti lizde, tiesa? Taip ir turėtų būti. Taigi aš atitrauksiu spyną atgal ir išimsiu tą likusį šovinį. Ir dabar, net jei aš jau išėmiau šovinius, koks yra kitas žingsnis? Paimkite šovinius. Padėkite šovinius kitame kambario gale arba kitame kambaryje. Taip sumažinsite tikimybę, kad netyčia juos paimsite ir užtaisysite ginklą, nes tai yra veiksmas, kurį esate įpratęs atlikti daugybę kartų. Gerai, taigi dabar, net jei jau išėmėme dėtuvę ir pašalinome viską iš šovinio lizdo, turime atlikti vizualinę patikrą. Taigi mes pažiūrime čia, įsitikiname, kad dėtuvės nėra, tada pažiūrime čia ir patikriname užrakto sritį. Žiūrime į šovinio lizdą ir matome, kad ten taip pat nieko nėra. Iš tikrųjų, dabar galėtumėte pažvelgti žemyn ir pamatytumėte, kaip ten juda jūsų mažylis pirštelis. Pažiūrėkime, ar galiu tai parodyti. Tikriausiai netoks vikrus. Gerai, taigi. Mačiau, kaip ten šiek tiek šviesos prasiskverbia. Gerai, taip, ir galite įdėti ten žibintuvėlį ir pamatysite šviesą sklindančią per vidų, nes ten nieko nėra. Taigi, kiek laiko šis ginklas dabar laikomas patikrintu? Kol jis nepaliks jūsų rankų. Štai taip, kol jis neįslys jums iš rankos ir nebebus jūsų kontroliuojamas. Taigi dabar galiu jį uždaryti. Šis ginklas yra patikrintas ginklas. Dabar galiu nukreipti jį saugia kryptimi. Galiu uždėti pirštą ant gaiduko. Galiu atlikti sausą šūvį. Toks ginklas reikalauja, kad jis kiekvieną kartą būtų pertaisomas. Tačiau galiu gerai pajusti šį ginklą ir galiu praktikuotis nusitaikyti į taikinį bei švelniai spausti gaiduką savo rankoje, nepajudindamas taikiklių. Galite atlikti visus veiksmus, kuriuos turite atlikti, kad būtumėte įgudęs su juo. Tada galite padėti ginklą. O ginklas dabar koks? Jis užtaisytas. Tai užtaisytas ginklas, būtent. Todėl kiekvieną kartą, kai paimu ginklą, patikrinu. Čia nieko nėra. Čia nieko nėra. Čia nieko nėra. Teisingai. Dabar galiu tai vėl uždaryti. Tai patikrintas ginklas, su juo saugu atlikti sausą šūvį. Taigi tai tikrai labai paprastas procesas, kaip patikrinti ginklą ir atlikti sausą šūvį, nesvarbu, ar tai revolveris ar automatinis ginklas. Kaip jau kalbėjome anksčiau, žinai, sakei, kad pusiau automatinis ginklas tikriausiai yra dažniau nešiojamas. Aš labai tuo abejoju. Mes nežinome ginklo. Mes nežinome nei modelio, nei gamintojo, nei kokį ginklą tą dieną laikė rankose nei Shenwoodas. Bet manau, kad labiau tikėtina, jog jis naudojo pusiau automatinį ginklą. Galbūt jis išėmė dėtuvę, bet neištuštino lizdo. Galbūt viskas būtent į tai ir atsiremia. Labai tikėtina. Teisingai. Jis išėmė dėtuvę, bet pamiršo, kad čia dar liko kuro variklio bloke. Galite išimti kuro baką. Jei variklyje dar liko šiek tiek kuro, vis tiek galite ką nors pervažiuoti, tiesa? Tas pats ir čia, tiesa?
galite išimti šitą. Jei čia dar yra šovinys, jis vis tiek iššaus. Ir dėja, su pusiau automatiniu ginklu yra daug didesnė tikimybė, kad jis iššaus. Net ir netyčia. Nes jūs turite 100% tikimybę, kad šovinys lizde iššaus. O su revolveriu? Pakelkite jį. Ką daryti? Pakelkite jį. Patikrinkite, ar jis tuščias, tiesa? Taigi su revolveriu, jei ten liko šovinys, žinote, tikimybė, kad jis iššaus, gali būti viena iš 6, tiesa? Nes turite 6 cilindro kameras ir jei gaidukas nusileidžia ant tuščios kameros, nieko neįvyksta. Bet pusiau automatinėme pistolete šovinys gali būti tik vienoje vietoje – lizde. Todėl jis iššaus iš pirmo karto. Taigi jis iš tikrųjų nedarė sausos treniruotės. Tai buvo jo pirmasis šūvis, nes lizde jau buvo šovinys. Kodėl sausas treniravimasis apskritai yra naudingas praktikuojantis? Nes tu nejauti, žinai, tu nejauti atatrankos, kurią jaustum, jei būtum šaudykloje ir turėtum užtaisytą ginklą. Tu sakai, kad tai gera daryti treniruojantis. Tai kodėl taip yra? Nes aš manau, kad norėtum treniruoti šaudykloje su taikiniu ir pajusti tą atatranką. Taip, norėtum, bet ne atatranka leidžia pataikyti į taikinį. Būtent tinkama technika leidžia pataikyti į taikinį. Ir todėl tinkamą techniką galite išsiugdyti atlikdami sausojo šaudymo pratimus su iškrautu ginklu, kuriuos galima atlikti namuose. Ir tada paprastai, žinote, 1 iš 7 treniruočių sesijų atliekate šaudykloje, kad patikrintumėte, ar tai, ką darote sauso šaudymo praktikoje, iš tikrųjų padeda jums pataikyti į taikinį. Taigi, pataikyti į taikinį reiškia tinkamą kojų darbą, tinkamą klubų padėtį, tinkamą liemens padėtį, tinkamą pečių padėtį, tinkamą rankų padėtį, tinkamą ginklo suėmimą, tinkamą taikiklių išlygiavimą ir tinkamą gaiduko valdymą. Visų šių dalykų galite išmokti labai gerai, net neturėdami šaudmenų. Iš tikrųjų buvo ištisos policijos naujokų mokymo kursai artimuosiuose rytuose, kurios vyko, kai nebuvo prieinami šaudmenys, nes šalis buvo karo būsenoje. Ir tie kurso absolventai iš tikrųjų pasirodė geriau, kai pagaliau gavo šaudmenų, nei kadetai, kurie kiekvieną kartą treniravosi su tikrai šaudmenimis. Kadangi jie nepatyrė atatrankos, jie jos ir nelaukė. O atatrankos laukimas yra viena iš priežasčių, kodėl žmonės nepataiko į taikinį. Tai jei aš paimu šį ginklą, ką man daryti? Iškrauti, tiesa, vizualiai patikrinti, įsitikinti, kad čia nieko nėra. Dabar, jei kiekvieną kartą šaudant iš šio ginklo jis taip elgiasi, kai kurie žmonės pradės to bijoti. Taigi prieš pat šūvį jie nuleidžia ginklą žemyn, nes bijo atatrankos. Jei nesate patyrę atatrankos, pastebėsite, kad galite valdyti ginklą jo visiškai nejudaindami, nes nesitikite atatrankos. Ir būtent tas laukimas iš tikrųjų priverčia žmonės prašauti. Labai įdomu. Na, mes stebėsime šią bylą, nes žinote, kai tik pirmą kartą apie ją išgirdau, pirmiausia pagalvojau apie jūs. Jūs buvote viena pirmųjų, apie kurią pagalvojau. Ir iš tikrųjų buvau gana šokiruota, kad kažkas užsiima tokiu sausu šaudimu bute. Bet dabar pasikalbėjusi su jumis, galbūt jau nebesistebiu. Na, žinote, yra tik 4 pagrindinės ginklų saugumo taisyklės. Ir taip yra todėl, kad norime, jog jos būtų paprastos ir trumpos, kad žmonės galėtų jas įsiminti. Tiesa, visi ginklai visada yra užtaisyti. Niekada neleiskite ginklui būti nukreiptam į tai, ko nenorite sunaikinti. Laikykite pirštą nuo nuleistuko tol, kol jūsų taikikliai bus nukreipti į taikinį ir visada būkite tikri dėl savo taikinio ir to, kas yra už jo. Taigi, kai išgirstate apie tokį nelaimingą atsitikimą, žinote, kad kažkas pažeidė bent vieną, o galbūt ir daugiau iš tų taisyklių. Bet jei tik prisiminsite, kad visi ginklai visada yra užtaisyti ir kad prieš imdamiesi bet kokių veiksmų, išskyrus šaudimą, turite įsitikinti, jog ginklas iškrautas, būsite saugus ir apsaugosite kitus. Be abejonės. Stevai Vilu, labai jums ačiū. Labai jums ačiū, Anžinete. Nation Woodas šiuo metu yra paleistas už užstatą. Jis dėvi elektroninę apykoję, o jo parengiamasis teismo posėdis numatytas balandžio 9 dieną. Kol kas Woodas laukia kitos teismo datos, o Samantos MG šeimai tenka gedėti gražios 22 metų moters, kuri tik pernai baigė mokslus ir prieš akis turėjo visą gyvenimą. Ir tai viskas šiame Crime Fix epizode. Aš, Anžinete Levy. Labai ačiū, kad buvote kartu su manimi. Iki kito karto.